Labas vakaras, visi prisijungėsi, sveikinu Jūs mūsų sveikos pirmadienį ir sveikinu visų tų, kurie klausys mūsų prezentaciją užrašoje. Prasidėjo mokslo metai ir aišku, mes negalėjome praleisti tokią svarbį temą, kad sveiki mokykloje, sveikata ir mūsų vaikų, ir mūsų. Šiandien su jumis būsiu aš, Natalija Franko. Aš jau 8 metai bendrauju su kompanija Tijens, užsiiminėju sveikatingumo praktikas pagal rytų mediciną. Ir taip pat aš esu mama, kuri išaugo 2 sūnui. Porą sūnui, nežinau kaip gražiau pasakyti. Ir žinokit, galiu pasakyti, kad aš netgi iki šiol atsimenu tas momentas, kada artėjo rugsėjis. Kada stresas buvo visiems, ir vaikams, ir man. Man buvo stresas, kad kiekvieną rytą man reikės pažadinti, kad laiku atsikeltų, kad pavalgytų, kad viską pirktų, ko reikia iš vadovėlių ir visa kita. Vaikam, aišku, vaikam, žinokit, tikrai kaip čia parodyta. Nuo pačios pirmos klasės iki paskutinės studijavimo dienos buvo stresas šiek tiek visiems. Gal šitie stresai buvo skirtingi. Bet reikia pripažinti, kad mokslo metai tai yra tas periodas, kada stresuoja ir vaikai, kada yra didesnis apkrovimas, ir psichologinis, ir fizinis, ir emocinis, ir tėvams, ir vaikams. Truputėlį aprašiau tas faktorius, kuris būna būtent to laikotarpio, kuris didėja, sakysim. Pirmiausia eilė, tai aišku, kadangi tai yra mokykla, tai yra protinis krūvis. Pirmas tai yra pamokas. Kasdieninės pamokos reikalauja ir susikaupimo, ir kaip smegenų veiklos, kad viską šitą padaryt ir padaryt kaip reikia. Ir sutikit, kad kuo toliau, to šitas apkrovimas yra didesnis, kad mūsų paskutiniu metu tikrai vaikai dažnai ateina po pamokos, nelabai kartais ir spėja kaip stipriai ten pažaist, pailsėt, atsisėda ir daro tas pamokos iki vakaro. Ir visą tą laiką reikia susikaupt, realiai pakeisti pripratimai po vasaros, kad taip susikaupt ir padaryti visos pamokos. Egzamino laikotarpiai tikrai padidėjo streso lygis. Netgi tas, kuris tvarkingai mokosi visą metą ir vis tiek stresuoja. Todėl, kad egzaminai mes visi atsimenam, aš tai tikrai atsimenu, tai yra loterija. Ir vis tiek viską žinot vienodai neįmanoma. Ir vaikai ar taip ar kitaip pergyvena už savo pažymus. Vienas pergyvena, kad gaut 10-tuką, kitas pergyvena, kad nors 4-tuką gaut dabartinių kaip šitų žymėjimų, kad išlaikyt, bet streso jaučia tikrai visus. Ir yra dar toks momentas, kad yra mokslo metu vis tiek vaikai arba toliau vaikščioja į kažkokį tai būrelį, sportinis, arba ten muzikinis, kas dainuoja, kas šoka. Yra gera pusė, kad vaikai daugiau užsiimtas, bet sutikit, kad tuo momentu vaikai protas nepailsės. Antras momentas tai yra fizinė apkrova didėja. Pirmiausia, tai yra ilgos sėdėjimo vienom vietoj, pamokoj. Ir tai sukelia, reikia pasakyti, ne tik fizinį apkrovimą, bet ir psichologinį. Mes vėliau kalbėsime apie tai, bet iškart gal pasakysiu. Todėl, kad aš žinau, sakysim, yra tokie vaikai, kurie vadinasi, kad hiperaktyvus ir jam šitos 45 minučiai sunku išsėdėti ramiai ir išklausyti ne tik fiziškai, bet ir psichologiškai. Turiu, kaip susijęs su tokiu klausimu, tai tikrai žinau, kad čia irgi labai svarbus momentas. Ir pirmiausia, tai yra dar problemas su laikysena.
prasideda nugaros skausmai ir dažnai yra tas momentas, kad vaikai sėdi kaip, sulenkusi, atsigulusi ant stalo. Mačiau kažkur tai Kinijoje, kaip tik irgi Kinijoje tokias yra kaip tvirtinimas, kuris neleido nusilenkti stipriai. Bet, aišku, mokyklai tai nėra ir dėja laikysena ir nugara kentėja. Toliau didėja apkrovimas, tai yra kūno kultūro ir sportinis būrelis. Būtent iš fizinės pusės didėja apkrovimas. Ir trečias punktas, negalėjau jos neparašyti, būtent pradinukai. Pas mane toks jausmas, ir tikrai žinokit, mačiau kažkur tai tik toks memas, kur kuo mažesnis vaikas, to didesnė yra kuprinė. Ir tiek tam pridėta, kuo vyresnis, po truputėlį, ir paskutinį jau 11 klasę, vieną sąsiuvinį, kurį vadinasi bendra, ir kur rašosi visus šitos ir matematika, ir ten gramatika, ir biologija, ir visa kita. Bet būtent 1, 2, 3, 4 pratybų sąsiuvinis realiai yra didelis. 11 formato, taip vadinama, kad aišku, vaikams būtų lengviau rašyti, patogiau, didelėms raidės, bet nešiot kiekvieną rytą dažnai turi pati vaikai, jeigu tėvai neturi galimybę kaip kartu su vaikais nuėti iki mokyklos padėti. Trečias punktas tai yra emocinė ir psichosocialinė apkrova. Socialinis spaudimas tai irgi tokias momentas yra konkurencija dėl aukštų pažymų ir pripažinimo klasėje. Dažniausiai jau ir nuo 1-2 klasės būna, kad vaikai bando parodyti savo lyderystę. Arba būna toks momentas, kad būna ir toks momentas, galiu pasakyti, kadangi irgi tokia mačiau ir girdėjau, kada vienoje klasėje kažkas tai yra iš šeimų, kur yra daugiau pinigų, kita šeima yra ne tiek turtinga ir šitą irgi bendravimas duoda irgi papildomą psichologinę apkrovimą. Mokytojas irgi, kaip sakant, būna skirtingos ir vaikai būna skirtingos. Ir todėl bendravimas būna kartais labai malonus, o kartais susiję papildomą psichosocialinę apkrovą. Nu ir būna, dėja, kartais būna ir patyčius, ir priekabavimas, kaip tai, daug dievė atminties, bulingas, man atrodo, vadinasi šitas žodis, kada, mokykloje kabinasi prie kažkokių tai vaikų. Dar yra pora faktorių, nusprendžiau, kad visus įvardint, tai yra miego trūkumas. Sakysim, kaip ir kalbėjau, vaikai ateina po pamokos, nori nors truputėlį pailsėti, kažką tai pažaisti. Būna, kad užsižaidžia ir pamokos darosi labai vėlai. Irgi mačiau labai daug tų memų, kur vaikai sėdi iki pusę nakties, rašo, tėvai sėdi, mes apie tėvų dar pakalbėsim, bet sėdi, nervinosi ir išeina taip, kad stresuoja ir vaikas, neišsimiega. Ir iš ryto, aišku, negali atsikelti, tai yra irgi apkrovimas. O dar yra toks momentas, kad yra tikrai kažkas tam lengvai ir gerai atsikelt anksti iš ryto, o kažkam tai geriau kaip atsigult vėlai ir atsikelt vėlai. Ir kadangi mokykla turi keltis anksti, tai irgi duoda papildomą nuovargį, vaikai ateina į mokyklą ir kurį laiką realiai negali susikaupti. 5 punktas, tai yra netinkama mityba. Pirmiausia, išeina iš 4 punkto. Jeigu vaikai pramiegoja, negaip negali atsikelti, tai dažnai eina ar išvis nepasivalgius, arba kažką tai skubiai užkandus. Ir žinokit, irgi čia yra nelabai teisinga mityba, jeigu didelėms kąsniams kuo greičiau suvalgyti bando. O mokykloje irgi būna skirtingus variantus. Aišku, yra specialiai subalansuota mityba būtent mokykloje, bet vaikai eina ir perka labai dažnai tiesiog bandelės su kokiu ten arbatos ar kompotu. Ir nėra čia labai sveika. Sakysim, bandelės, dėja, netgi mokykloje nėra sveikas.
Šešta problema - tai laikysenos ir regėjimo problemas. Mes apie tai jau truputėlį kalbėjom, kad mokykloje vaikai gana dažnai atsigulę ant suolos ir aišku, gadina savo laikyseną. Paskutiniu metu padidėjo ir regėjimo problemos. Todėl, kad labai daug, aišku, jeigu mes skaitom knygą, tai irgi yra akims apkrovimas. Bet darbas su kompiuteriu dar greičiau, kaip čia pasakyti, tokia gadina regėjimas ir todėl, sakysim, aš dėl mirksėjimo. Jeigu mes žinom, kas žino, tai žino, a jeigu ne, tai pasakysiu, todėl, kad ekranas truputėlį kaip mirksta. Ir ne visi vaikai nešioja akinius, galima nešioti tiesiog su apsauga, bet dažniausiai dėja vaikai kaip uždeda akinius tada, kada jau reikia dioptrijų. Nenešioja tokia specialus, kad apsaugot akis ir sukilo problemas. Ir nuotolinio mokymo faktoriai, kurį vėlgi dažniausiai vaikai tada dirba prie kompiuterio, arba būna pamokos, sakysim, taip pat per Zoomą. Aš tikrai žinau, kad pandemijos laiku aš dirbdavau dėstytoje mokykloje ir mes pravesdavom būtent per kompiuterį tas pamokas. Vėlgi vaikai ilgai sėdi prie kompiuterio, didėja kaip laikas prie kompiuterio ir sumažėjo laikas, kada yra fizinis aktyvumas, kadangi nereikia eiti iki mokyklos. Jeigu, sakysim, yra kūno kultūra, tai tikrai nepraveda tokiu momentu, tokiu dienu, kada yra nuotolinis mokymas, todėl, kad nelabai išeina. Vaikai tikrai, kaip nedarys pratybas vienas namie, tai dažniausiai išeina, kad iš tos pozicijos savijauta neina į geresnę pusę. Ir apie tėvų. Kaip ir kalbėjau, mokslo metai tai yra stresas ne tik vaikams, bet taip pat ir tėvams. Todėl, kad tėvai turi eiti į darbą, kaip ir visada, turi tvarkyti namą, kaip ir visada, ir tuo metu, būtent mokslo metų, dar padėti ir vaikams reguliuoti visą gyvenimo kaip ritmą. Koks pas tėvų didėja apkrovimas mokslo metu? Tai, aišku, pirma yra emocinė apkrova. Visi tėvai, arba, sakysim, 99% pergyvena dėl vaikų mokymos. Kaip pasiseks, koks bus aplinkybės. Dar yra toks momentas, kad tėvai dažnai, yra tėvų šitos kaip administracija, nežinau kaip čia lietuviškai gražiai pasakyti, kurie atsakingas ten mokslos proceso organizavimą. Būna ten, kad reikia kažką tai padažyti, tai paklijuoti, tai naujų užuolaidų pakabinti. Ir čia irgi yra papildomas apkrovimas. Ir tėvai labai pergyvena, dažniausiai pergyvena. Ir aš, žinokit, labai suprantu, kadangi mano jaunesnis sūnus pakeitė, tai papuolė būtent reformos laikų, pakeitė 5 mokyklos išėjo. Pirmas buvo darželė, paskui buvo ne mūsų rajone mokykla, paskui mes perėjome savo. Vienu žodžiu buvo keitimai ir kiekvieną kartą, nežiūrint, kad paskutinį kartą jis išėjo į gimnaziją, tai buvo 11-12 klasės, aš vis tiek pergyvenau, kadangi naujas kolektyvas. Fizinė apkrova irgi yra iš kitos pusės, bet irgi yra toks momentas, kad tėvams trūksta ir poilsio ir miego. Todėl, kad, sakysim, jeigu vaikas eina į mokyklą, tai tėvai turi, ar mama, ar tėtis, nesvarbu, kas yra, kas veda vaikus, sakysim, į mokyklų, kas padeda, tai turi anksčiau atsikelt, turi pasiruošti pusrytis. Labai dažnai tikrina, kol jaunesnis, sakysim, čia, daugiausiai liečia būtent šitas punktas, tas, kuris turi pradinukų, kad pažiūrėt, ar viskas surinkta, kokie ten būklė yra drabužis, kad būtų viskas, sakysim, kokia kepurė, pirštinis, kad viskas turėtų pėdą, jeigu yra sportas. Ir to duoda, kad ir
anksčiau atsikelia, vėliau atsigulė ir aišku, dar daugiau negu ir vaikai būna, kad trūksta būtent šitų poilsių. Tokia kokybiška poilsį. Išeina taip, kad ir fiziškai tada kažkokie tai momentai, kada žmonės pakankamai neilsisi, tai pradeda labai stipriai vargti. Todėl, kad būna kaip atsikelia roša, kol jaunesnis veža į mokyklą, po darbo reikia paimti tą vaiką atveš. Ir, aišku, šitas irgi duoda savo apkrovimų, o jeigu nedaug dėvių vaikai dar užsiks, tai dar papildomas problemos, sakysim, būna dažnai, kad netgi dabar priimta dirbti nuotoliniu būdu, kad tėvai, ta pati mama dirba ir darbe, nors kažkiek tai ir žiūri savo vaiką ir būna, kad visą naktį nemiega, todėl kad vaikui nelabai gerai, o visą dieną dirba. Aišku, čia fiziškai labai didelis apkrovimas. Ir psichologinis spaudimas. Irgi tokią situaciją mačiau, kada, sakysim, turi spaudimą, kad jį ne taip augino savo vaikų. Būna ir toks variantas, žinokit, mes gyvenam, kaip mes visi bendraujam. Kiekvienas turi savo nuomonę ir būna žmonės labai arti prie širdies priima, kada jam aiškino, kad reikia kitaip. Daugia praktiškumas, kada vienu metu sako, kad čia būtent moteris yra tokia kaip savybė, kad jie gali daryti daug darbų vienu metu. Apie daug ką galvot, bet žinokit, tikrai nėra labai sveika. Vienu momentu galva pradeda, kaip sako, kompiuteris sustojo dirbti. Tai būt, apie tai reikia irgi pagalvoti ir kaltės jausmas. Irgi įdėjau. Šitą būna, kad dar papildomai nervinasi, kad vis tiek daro nepakankamą savo vaikų. Kad, kaip, nepakankamai rūpinasi tuo metu. Irgi pergyvena. Yra socialinė apkrova, todėl, kad neturi galimybės pailsėti, neturi galimybės ant tiek, kiek reikia bendrauti ir turi tokią jausmą socialinės izoliacijos. Taip, tai pas mane. Ava, atsiprašau. Sveikatai savijauta. Prie tokio didelio apkrovimo, aišku, kad daugiau skirtumas dėmesį vaikams, tai būna toks momentas, kada savo nepakankamas skiriasi dėmesis ir būna, kad tėvai irgi pradeda sirgti. Pradeda kažkokie tai lėtinė lygiai, tokie kaip hipertenzija, diabetas, širdies problemas, kraujagyslių problemos. Todėl, kad neskiria savo dėmesį. Nu ir būna ta problema, gal čia ne visai prie šitą, bet laiko valdymas ir čia irgi sukelia psichologinių problemų, todėl kad labai daug reikia visokių renginių, papildomų pamokų, tėvų susirinkimai ir čia irgi papildomas apkrovimai tėvams. Nu ir mes perinant prie tą klausimą, kągi kompanija Teams gali pasiūlyti ir tėvams, ir vaikams tuo periodu, kada yra mokslo metai. Aš šiandien išrinkau 3 produktai. Gale mūsų paskaitos aš pasakysiu, kodėl aš išrinkau būtent šitie produktai, o dabar pakalbėsim. Pirmas yra produktas, tai yra kalcis vaikams. Kompanija Teams yra visa liniuotė skirtingo kalcio, bet kadangi šiandien mes kalbam ir apie suaugusių, ir apie vaikų, tai aš išrinkau būtent šitą kalcį. Kam reikalingas kalcis vaikams? Ką daro kalcis? Kaip, aš, žinokit, pažiūrėjau į kalcį, iš tos pusės kalcis daro labai daug ką mūsų organizme, bet aš šiandien pažiūrėjau iš tos pusės, kad kaip kalcis padeda pagerinti mokslo procesas, sakysim, pagerinti sveikatą, pagerinti psichologinę savijautą žmonėms. Pirma, tai yra kalcio nauda
nervų sistemai. Labai svarbu, kad kalcis padeda perduoti nervinių impulsų. O signalas perdalimas, taip kaip tarp nervinių ląstelių, tai yra greitesnis mąstymas, greitesnis, pagerina vienu žodžiu mokslo procesą. Vaikai greičiau sureaguoja, greičiau susimąsto, greičiau gali atsakyti į kažkokį tai klausimą. Antras punktas tai yra raumenų susitraukimų reguliavimas. Pradedant nuo širdies. Mes atsimenam, kad širdis irgi yra mūsų kaip organas ir kalcis padeda kontroliuoti raumenių susitraukimas. Mes atsimenam, kad kalcis padeda susitraukimui, magnis padeda atsipalaiduojimai. Bet šiandien mes kalbam būtent apie kalcį. Trečias variantas tai yra streso mažinimas. Kaip ir neįdomiai, bet realiai pakankamas kalcio kiekis organizme padeda sumažinti nerimo ir streso lygį. Kaip aš jau sakiau, kad geras kalcio lygis gali padėti gerinti ir dėmesį, ir atmintį, ir kaip, dėl to, kad padeda nervinių impulsų perduoti. Optimalu, taip, toliau. Augimo ir vystymosi palaikymas. Mes žinom, kad kada vaikai auga, kalcio reikia daug. Aš galvoju, būtent šitas punktas žino visi, kad labai svarbu, kad būtų pakankama kalcio, kad būtų geri, bent dėl ko, kad būtų geri dantų, kad būtų tvirtų kaulų ir kalcis kaip tik padeda šitam procesui. Ir taip pat padeda palaikyti raumenų jėgą ir ištvermę. O dabar mes pažiūrim, o kam reikalingo kalcis tėvams? Rūpinimas vaikų sveikatą. Kada vaikai naudoja kalcį, tėvai tikrai turi mažiau problemų ir tai palaiko tėvų psichinę sveikatą. Todėl, kad yra mažiau nerimų. Taip pat kaip ir vaikams labai svarbu, kad kalcis palaiko ir kaulų, ir dantų sveikatos. Ir kaip tėvams, taip ir vaikams. Taip pat padeda pagerinti raumenų funkcijos palaikymą, kaip raumenų funkcijos ir koncentravimas. Aš sakyčiau taip, žinokit, ką yra svarbi tėvams, dažniausiai yra svarbi, taip, ką yra svarbi vaikams, tai yra svarbi taip pat ir tėvams. Tik tai tėvai dažniausiai jau aktyviai neauga, bet pradeda prarasti greičiausiai kalcį iš kaulų, todėl kad negauna tiek, kaip reikia su kiekvieną dieną mitybą, tai daug punktų bus kaip vienodos. Nėra čia nieko tokio kaip netikėjimo. Toliau, metabolinio procesų palaikymas. Čia yra labai svarbu, kad kalcis aktyvina fermentų ir hormonų sintezės. Ir būtent insulinas, tas, kuris reguliuoja cukrus kraujyje. Tai aš galvoju, kad jūs sutiksit, kad čia yra labai svarbus momentas. Imuninės sistemos palaikymas, kalcis dalyvauja imuninių ląstelių aktyvavime. Ir dar vienas labai svarbus punktas būtent tėvams, tai yra kraujagyslių sveikatos palaikymas. Kalcis atlieka vaidmenį užskirstant kelią cholesterolio, vienu žodžiu, daro taip, kad cholesterolis nekaupiasi arterijose. Tai reiškia, kad nebus šito cholesterolio, bus geras spaudimas ir nebus aterosklerozės.
Nu ir truputėlį apie mūsų kalcį. Sudėtyje yra kalcis ir fosforas, ir ką labai yra svarbu, jis yra tokio proporcijose, kaip rekomenduoja būtent ir medicinoje, ir visi mokslininkai. Vienas prie du. Ką dar yra? Yra truputėlį maistinis kukurūzų skaidulas, vitaminas C, mes daug giliau kalbėsim truputėlį vėliau apie tai, cinkas, apie tai mes irgi kalbėsim, taurinas, vitaminas A ir vitaminas D. Mes žinom, kad tam, kad kalcis geriau pasisavintų, būtinai reikėtų, kad būtų vitaminas D, jis padeda šitą pasisavinti. Tai mūsų kalcis. Nu ir dabar pereinam prie cinko. Mes jau matėm, kad būtent vaikiškos kalcis turi pas save cinkas, bet labai svarbu naudoti ir atskirai. Aš įdėjau cinką, žinokit, ir dar vienas priežastis, todėl kad augimo periodų man trūkstavo cinką, kaip aš sužinojau jau vėliau, dabar sakysim. Ir todėl aš labai neaukštas, todėl kad cinkas, kaip mes žinom, padeda augti. Ir dar sprendžia nemažai problemų mūsų organizmui. Cinkas vaikams. Pirmiausia, tai yra imuninės sistemos palaikymas. Ir kas daugiau būna mūsų paskatui, tai tas žino, kad mes labai dažnai siūlom. Jeigu yra kažkoks tai peršalimas, tai suaugusiam kordycepsis, o vaikams mes dažniausiai siūlom būtent cinką. Todėl, kad cinkas padeda aktyvuoti T ląstelės, o būtent tas T ląstelės tai yra tas ląstelis, kuris apsaugo organizmą nuo virusų ir bakterijų. Cinkas gerina sėkmės mokymuose. Todėl, kad panašiai kaip ir kalcis padidina ir atminties, ir koncentraciją. Atlieka labai daug svarbų vaidmenų smegenų veikloje. Ir padeda gerinti kognityvinės funkcijas. Žinot, ir rusiškai nepasakyčiau iš to. Taip. Toliau. Fizinis vystymas. Cinkas būtinas normaliam laikų augimui ir vystymuisi. Aš galiu pasakyti, kad tikrai cinkas yra būtent tas elementas, kuris padeda ląstelėms dalintis. Jeigu kažkas tai atsimena iš biologijos, kaip rodo, kad yra viena ląstelė, paskui taip išsitempia, plyšo ir išeina du. Tai būtent šitoj funkcijai dalyvauja cinkas. Jis yra labai svarbus būtent vaikų organizmui. Ir yra labai svarbus regėjimui, kadangi jis palaiko kai kurių fermentų ir spalvotų regėjimų. Kaulų sveikata. Cinkas taip pat, gal ne tiek kiek kalcis, bet irgi yra labai svarbu palaikant kaulų sveikatą. Emocinė sveikata, tai tas yra, kad cinkas mažina streso lygio. Padeda reguliuoti nervų sistemos darbą. Ir dar yra tos momentas, kadangi cinkas padeda atnaujint ląstelėms, tai labai gerai padeda tam, kad greičiau kaip žaizdų gijimas būtų ir padeda, kad mūsų oda būtų graži. Šiaip tai sako, jeigu plaukai darosi toks neblizgantis, ar pilka oda, tai čia reiškia ne kalcio trūksta, o būtent trūksta cinko. Arba nagai, kaip sako, baltos toks dėmelis atsiranda, tai reiškia, kad trūksta cinko organizmo. Taigi yra labai svarbu. Tėvams, kažkiek tai panašiai irgi taip pat padeda aktyvuoti T ląstelės. Greičiau mąstyti ir ką yra skirtingas variantas, tai yra dar reprodukcinė sveikata. Kadangi tėvai dažnai nepakankamai žiūri į savo sveikatą,
O jeigu vaikas yra pradinukai ir šeimoje dar planuojasi vaikai, tai būtinai tėvams irgi reikia cinko, todėl kad cinkas padeda kaip moterims, taip ir vyrams, kad nėštumas būtų sėkmingas, sakysim taip. Taip pat padeda mažinti kaip ir vaikams streso lygis, labai padeda su regėjimu, kadangi tėvam irgi labai greitai krenta regėjimas. Dažnai dabar visi dirba su kompiuteriu, po kelių žiūrėjo telefono, o namie dar su vaikais daro pamokos, tai labai svarbu rūpintis apie savo regėjimą. Nu ir taip pat žaizdų gėjimas. Dar parašiau, kad tiesiog pas mane buvo toks klausimas, tai aš nusprendžiau pasakyti šiandien apie tai visiems. Kokiai formulai yra cinkas kompanija Fija? Tai yra cinko bisglicinatas. Tai yra filatinė cinko forma, kur cinkas sujungtas su dviem glicino molekulėmis, anglo rūgštimis. O mes jau turbūt gal jūs girdėt, gal ne, bet pasakysiu, kad jeigu cinkas ar kitos yra sujungtas su amino rūgštimis, tai lengviau pasisavint, pereiti prie žarnyno sienelės, per žarnyno sienelės į kraują. Tai organizmas greičiau gaus naudą, todėl kad jis gerai pasisavint. Nu ir trečias mūsų šiandien produktas, tai bus Vigor Shot arba vitaminas C. Aš tai tikrai galiu, netgi, jeigu kas netingi, pasakykit širdelį, kas naudojo vitaminą C, netgi dar nežinojant apie viso rytų medicinos, taisomoji medicinos. Aš tai tikrai naudojau. Pirkdavo, aišku, ne toks naudingas, kaip yra mūsų Vigor Shot, bet vis tiek atsimenu, kad labai gerai padėdavo pakelt imunitetą. Nu, mes šiandien kalbėsim apie tai, kam reikalingas vitaminas C mūsų organizmui. Aš galvoju, kad kai kurių punktų jūs tikrai žinot, o gal kai kurių išgirsit iš naujo. Tai, pirmiausia, aišku, vitaminas C padeda stiprinti imunitetą, kadangi skatina baltojo kraujo kūnelio gamybą. Sveikų dantenų ir dantų palaikymo. Kažkada tai buvo tokia liga, aš nežinau netgi kaip lietuviškai, nespėjau paguglinti, rusiškai tai pavadinasi cinga. Būtent kada vitaminų C trūkumas, tas, kuris plaukė kažkur tai, ar buvo kažkur tai šitoj toli nuo žemės, kad trūkdavo vitamino C ir prasideda šitos problemos su dantena. Taigi, vitaminas C yra labai svarbus iš tos pusės. Vitaminas C yra svarbus todėl, kad padeda gaminti kolageną, kurį palaiko labai daug, ne tik sveikas dantenas, aš atskirai parašiau būtent apie kolageną, kadangi jis labai reikalingas mūsų organizmui ir ne tik mūsų grožiui. Mes dažnai kalbam, kad kolagenas tai yra mūsų veido grožis, odos grožis, bet jis yra daugiam punktų kaip reikalingas. Taip pat labai svarbus momentas, kad vitaminas C padeda įsisavinti geležiui. O šitas momentas irgi labai reikalingas mūsų organizmai. Ir tai būtent svarbu vaikams, kuriems gali trūkti geležis, o tai būna būtent mokslo metai. Arba būna toks momentas dar ir vegetarai, kuris nevalgo mėsos, tai labai naudinga naudoti mūsų vitaminą C. Kaip ir kalbėjau, tai yra odos sveikata, kadangi padeda gaminti kolagenas. Ir labai svarbus vitaminas C sveikam vaikų augimui ir vystymuisi. Todėl, kad vitaminas C realiai dalyvauja labai daug kokių funkcijų mūsų organizmui, įskaitant kaulų, kraujagyslių ir odos sveikatai, mes dar apie tai truputėlį pakalbėsim. Tėvams
taip pat palaikymas imuninės sistemas, streso mažinimas, todėl kad pasirodo, kad vitaminas C padeda mažinti kortizolio lygį organizme ir reiškia mažina stresą. Labai svarbus širdies ir kraujagyslių sveikatą, todėl kad padeda mažinti kraujospūdį ir gerina kraujagyslių būklę, kas sumažina širdies ligos riziką. Nu, vėlgi apie kolageną irgi aš čia parašiau, mes pakalbėsim apie šitą irgi. Ir taip pat nuovargio ir nuovargio mažinimas ir energijos palaikymas. Mes atsimenam, kad tėvams labai dažnai trūksta tos energijos, todėl kad reikia labai daug ką daryti mokslo metai. Kolagenas. Mes dažnai kalbam apie tai, kad kolagenas reikalingas būtent odos sveikatoj. Bet čia aš išrašiau, ką dar kolagenas daro mūsų organizme. Labai svarbu, kad čia yra kremzlių palaikymas, čia mūsų sąnariai. Tai yra svarbu ir kada vaikai auga, kadangi, žinokit, dabar labai dažnai būna, kad vaikai skundžiasi, kad augimo procesui skauda sąnariai. Tai labai reikalingas mūsų vitaminas C, kadangi jis padės šitoj vietoj. Ir taip pat raušių lankumas ir stiprumas padeda ne tik pačiam sąnariam, bet užtikrina ir raušių ir sausgyslių lankstumą ir stiprumą. Toliau, kaulų sveikata. Nepamiršim, kad kolagenas sudaro didelį dalį kaulo audinių ir padeda palaikyti ir stiprumą, ir struktūrą, kad nebūtų retėjimo kaulų struktūros. O čia yra gera osteoporozės prevencija. Nu, čia, sakysim, šitas punktas netgi yra svarbesnis būtent tėvams. O dar yra vidaus organų sveikata, kadangi kolagenas sudaro jungiamojo audinio pagrindą, kuris palaiko daugelio mūsų vidaus organų. Tai širdį, ir plaučius, ir kepenis, ir inkstų struktūrą. Ir padeda išlaikyti jos formą ir funkcionalumą. Tai irgi yra labai svarbu. Ir kaip mes jau kalbėjom, kad kolagenas labai svarbus kraujagyslių sveikatą, kadangi palaiko elastingumą ir stiprumą. Ir tai yra tikrai labai svarbu normaliam kraujotakos palaikymui. Ir čia yra gera prevencija prieš aterosklerozę. Pagrindinis veiklos ir pagrindinis figuršot, mūsų vitaminas C, kuri yra Fiens kompanija, susidėdamas dalys. Tai yra hesperidinas, tai flavonidas, kurį gautas iš neprinokusio ponkano vaisių. Daugiausia randamas citrinų vaisių, būtent citrinų vaisiuje. Ir cislim. Čia yra koncentruotas mišinys iš sulčių neprinokusių ponkanų, greipfrutų raudonųjų, baltųjų ir citrinų per obuolių. Ir ką yra svarbiausia, kad išnaudojant tokį pokelį, jūs gausite tiek vitamino C, kaip 10 citrinų kiekį. Tai aš galvoju, kad tikrai čia yra tokia gera dozė, kuri padės organizmą. Ir kad dar vienas labai svarbus momentas, čia yra diagrama, kad mūsų vitaminas C, figuršotas, daromi pagal tokią technologiją, kuri padeda greičiau pasisavinti. O sakysim, kada žmonės pradeda sirgti, tas pirmas momentas, taip aš sakau, kad arba tu pagausi tą momentą, arba tu tą momentą nepagausi. Jeigu pagausi, tai nesusirgsi. Tai būtent Double Nutri šitos technologija padeda greičiausiai absorpcijai. Tai mes matom, kad dar liposominė technologija irgi pagerina
įsisavinimą. Tai išeina, kad toks vitaminas C yra ant 133% didesnis. Tai sutikit, kad tikrai yra gera pagalba mūsų organizmui. Mes pakalbėjom o 3 produktų. Kaip jūs galvojate, kodėl aš šiandien išrinkau būtent tas produktas? Aš jums atsakysiu. Todėl, kad šį mėnesį šitam produktui yra 20 tokius rinkinukės, kur yra 2 vaikiško kalcio, cinkas ir Science Vigor Shot, yra 20% nuolaida. Kadangi mes visi turim, skirtingos, kažkas tai seniau kompanija, kažkas tai mažiau, tai mes turim skirtingi nuolaidą, bet aš nusprendžiau, kad kaip parodyt, čia kažkur tai jūs galėsit, palyginant su įprasta kaina, pirkti dar vieną cinko buteliuką, kuris yra irgi labai labai svarbus mūsų organizmui. Ir šitą padės jums mokslo metai. Ir kadangi būtent šitą mėnesį yra tokia gera nuolaida, tai aš jūs kviečiu prisijungti prie Višarė arba prašyti tų žmonių, kurie šiandien pakvietė jūs į šitą susirinkimą ir jau per porą dienų, jūs galėsit arba tiesiog namie turėti, arba paimti iš paštomato, kaip kam patogiau, ir apsaugot ir save, ir savo vaikų, kad mokslo metas būtų tikrai ir ne tiek su rūpesčiu, ir kad būtų malonesnis. Ir aš linkiu jums ir sveikatos, ir grožį, bet kurio metu ir gyvenimo laikotarpiu. Ačiū už dėmesį, su jumis buvo Natalija Franko. Su meile. Ačiū, Natalija. Gerą vakarą.